Pasižiūrėkime, mėlėjai, svarbus įvykiai artimiausiu metu. Svarbus įvykiai artimiausiu metu, pasižiūrėkime jūsų gyvenime. Svarbus įvykiai artimiausiu metu. Visiems dėkoju už komentarus, už ilgus pasidalintus komentarus, kur dalinate savo istorijom gyvenimu. Nuostabus jūs, labai džiaugiuosi, kad kanalas savo funkciją išpildo, daugam rezonuoja, faktiškai kitiems praeina kaip asmeniniai kortų skaitimai. Malonu. Na ir pasižiūrėkime svarbus įvykiai jūsų gyvenime artimiausiu metu. Kas čia vyksta jūsų gyvenime šiandien? Kur jūs esate, kokiame jūs čia etape, kokia čia pas jūs situacija. Na, iš praeities tai tikrai, kad žmogus išeina, atsiblokuojat tą savąjį vidinį vaiką. Aha. Pasižiūrėkime dar, kas čia vyksta jūsų gyvenime. Ogi tai, kad norite savo gyvenime to komforto, sėkmės, šeimos, gausos. Ilsitės, galite atostogauti, paėmę kažkokią taip atostogų laikotarpį, poilsis. Na ir sako žmogus, pas mane tamsusis toks periodas, buvo tikrai ir krizės atsitikę ir aš išeinu iš mėnulio kortos, iš sunkios kortos, aš išeinu iš savo baimių. Nu, čia žmogus pradėjo dirbti su savimi, kad netgi atsiveria tą vidinį vaiką ir išeina iš visos praeities. Tai taip, kad mėlėjai išeinate iš depresijų, iš sunkios mėnulio būklės, iš magijų. Čia galėjo žmogus susidurti ir su maginiais dalykais savo gyvenime. Taip, čia krizės buvo nutikę dėl magijos, mėlėjai. Ir vat nori tos komforto, šeimos ir čia kažkokie tai sutrukdė žmogui tą komfortą, krizę, magiją, depresiją, va tokia slogi nuotaika ir žmogus pradėjo dirbti su savo vidumi. Tiks žmonėms, kas šiuo metu nori greičio, nori greitų įvykių. Moterys oro ženklo, nori žaibiškų įvykių. Nori, kad finansai gerėtų, kad judėtų finansai, nes buvo sustoję finansai. Nori šanso savo idėjoms, nori šanso energijos, puikios sveikatos, vienu žodžiu, šanso į kažkokį karštą pyragaitį, kuris turi būti paimtas. Svajonių realizacijai, mėlėjai, gijimui. Sveikatos atstatymui, va tokio norite šanso, kad būtų puikiai sveikata, gal čia kažkam buvo ir pašlijusi sveikata. Taip, kad sustoja santykiai, norite, kad greitai vystytųsi, greitas būtų vystymasis santykių, aiškumo norite, kažkur užblokuotas žmogus, gal užblokavote, gal padėjote tašką, gal išgyvenate kažkokią tai operaciją žmogus, šanso nematė, liūdi žmogus, o magiškas, su energija mago, pats kūrėjas savojo gyvenimo, patyręs daug manipulacijų. Tik žmonėms, kurie yra taurių karaliai, vandens atstovai, merginos, kurios turite taurių karalius, tik su kuriais padėjote tašką dėl manipulacijų. Tik žmonėms, kurie sukonfliktavo, patys su savim kovoja, su vidiniam tokiam kovom, su išorė kovoja. Tiks, mėlėjai, lazdų vyrukams, karštiems, ugningiams vyrukams. Jį su jausmu žmonėms, kurie jaučia jausmą, kurie turėjo susitikimus su jausmingu žmogumi. Na ir šiandien trekė taurių, tai čia, mėlėjai, susidurėte galbūt su meilės trikampiais ir laukite, kaip čia bus. Gali būti, kad žmonės padėjo tašką lengviems santykiams, nori nelengvabūdiškų santykių, o rimtų santykių, nepatinka. Nepatinka santykiai, kuriuose yra manipulacijos, sakau, čia susidūrė ar su infantiliu žmogum vaikišku ir nori to aiškumo, arba su meilės trikampiais, taip kad, mėlėjai, dirbate su savoju vidumi ir laukiate. Laukėte, ko čia žmogus laukia, aiškumo laukia, galėjo padėti tašką. Vienišumo poziciją paėmęs laukia, laukime.
Laukia, kada pasibaigs jau pasitie sunkumai. Nes galėjo būti ir santykiai pastrigę čia, mėlyjei. Galėjote santykiuose turėti vyrą jaunatvišką, infantilų, kuris bijojo prisiimti atsakomybę. Čia visko galėjot. Galėjot ir padėti tašką santykiuose, mėlyjei. Čia tiksmai tokie dalykai. Turėjote meilės trikampius, paslaptingų, jūs jau nenorite santykių. Jūs norite, kad būtumėt moteris pripažinta, norite išeiti iš tų paslaptingų santykių, kur į aklavietę tupdo. Į tą tokį, reiškiasi, nėra tokio veiksmo, į aklavietę tupdo, vienu žodžiu, jūs tokie santykiai. Dėl maginių dalykų, dėl kažkokio tai žmogaus infantilumo, neapsisprendimo, bėgiojimo, vaikiškumo. Va taip vat. O žmogus tai gilio, jūs vyriausiai žinė, galite turėti ir savo taro kortų kanalą, dirbti su sakraliniam žiniom, paslaptingų daug žinių turite, o meilė yra viduje. Žmogus patiria emocijas, myli, jūsų mylinčia širdimi, jūs, kai pradėjote dirbti su savoju vidumi, atidarėte tą savo vidinį vaiką, jums emocijos trykšta čia pas kažką, mėlyjei, norite tos šeimos. Žmogus taip nori tos laimės ir čia bus, mėlyjei, laimė. Pas moteris lazdų, kurios ugningos moteris, prisikėlimas naujam. Pokyčiai ateina, likimo pokyčiai vyksta šiandien pas jūs, mielos damos. Miršta kažkokia situacija neaiški pas jūs šiandien. Mirties korta, mėlyjei, transformacijas patiriate. Taip, taip. Vieni santykius turi nelengvus. Kiti su savo tą vidinę būseną kovoja, labai daug turi tokios dar kovos su savimi, protas, su širdimi, bet jis žmogus eina, dirba, transformacijas patirėte, miršta, mėlyjei, seni šablonai, seni mąstymai. Galėjo čia ir užsibaigti santykiai pas kažką, laisvai. Santykiams galėjot padėti tašką, kur nematėte aiškumo, nes čia, mėlyjei, žmogus nori savo gyvenime aiškumo, jis nori aiškiai matyti. Čia nėra pasiūlymo. Aukštesnieji sako, bus pokyčiai. Čia dabar eina pas tave likimo pokyčiai. Kas mane žiūrite, likimo pokyčiai dėl meilės, dėl vidinės būsenos. 7 lazdos. Va ta tokia įtampa išeina, nervai, nerimas išeina. Jūs nusimetate kaukės, jūs jau transformacijas einate ir eisite į naują pradžią savo gyvenimo. Imperatorė nuostabi. Čia buvo, sakau, ir sustoja finansai pas jūs, norite, kad pajudėtų finansai. Jo, čia perkirpta, nutraukta, perpjauta kažkas, tai, mėlyjei. Konfliktas. Ir pergyvenate. Liūdna. Liūdna, nes griuva. Ar santykius praradote, ar sugriuvo čia kažkas, mėlyjei. Nes griuva senas modelis, senas šablonas. Pas kardų vyrukus. Jau tokiu šablonu neįsite, kaip buvo. Griauna visą tą seną modelį. Kardų vyrukams, moteriams, kurios turite kardų vyrukus, oro ženklo vyrukus. Stiprėjate, jūs stiprus, dėl to ir griuva sena. Eisit padėti žmonėms, gal jūs padėsite. Čia, jei kažkam padėsite, tai išpirksite save, čia savoje kelionę, gyvenimo. Jo, ir tada ateis laimė. Padėkite žmonėms, padėkite gyvūnams, padėkite, mėlyjei, paukščiukus lesinkite, padėkite žmonėms, kam prasčiau sekasi, nes ir jūs tada sulauksite pagalbos, tada ateis laimė. Ir išeisite iš tos sunkios kažkokios būsenos, nes pas jūs šiandien yra širdis sudaužyta, jūs liūdite, mėlyjei. Jums liūdna, jūs pergyvenate dėl savosios situacijos, čia gali būti, sakau, dėl maginių dalykų pergyvena žmonės. Yra depresija, nemiga, pjauna, psichologinė. Vieni tai pergyvena dėl vyruko, kuris infantilus ir negalėjo ryžto pasirinkti jūs, tiesiog išeiti iš paslaptingų santykių. Čia moteris imperatorė ir norės būti pripažinta, o vyruko ego neleido jūs pripažinti. Tai vat, mėlyjei, ir sukote jūs likimo ir laimės ratą ir žmogaus pasuktas išeiti į savąją pergalę. Jisai norės išeiti į pergalę. 6 lazdų. Sako žmogus, aš vis tiek išeisiu į savąją pergalę. Aš judėsiu į priekį. Aš išeisiu iš velnio spąstų, aš noriu šviesos gyvenime, o ne tamsos. Taip, aš nenoriu apgaulio, aš nenoriu kaukių, man už viso šito gana, aš pavargau. Žmogus, aš, sako, gavau tiek pamokų daug savo gyvenime. Per šitus visus jausmus.
Taip, taip. 7 monetų. Čia, mėlėjai, kažkas tai ir iš darbo galėjo išeiti, tas darbas, kur jūsų netenkina, kur labai daug sunkiai dirbot ir uždirbot tik 3 kapeikas. Dedate tašką tiems, kas neveda į priekį, jūsų griūva visiškai sena situacija, čia žmogus iš iliuzijų visų išeina, viskas griūva, jūs norite aiškumo ir pamatysite tą aiškumą. 6 taurės, išeinate iš praeities, viskas, jūs atsisveikinate su savaja praeitimi. Greuna. Iškrito ir bokšto korta, mėlėjai, iškrito ir mirties korta, ir kardų tūzas, norite aiškumo. Ir taip jau nebuvo, kai bus. Čia pasižiūrėsim, kas čia bus dabar pas jūs. Jeigu tiko jums pradžia, jeigu bent detalės tiko, kažkur tai atitiko, tai žiūrėkite, mėlėjai, kortų skaitimą, pasižiūrėkime, kas čia bus pa žmogų. Svajonius. Iš svajonės apie Gają. Pasižiūrėkime su šio. Svarbus įvykiai artimiausių metų jūsų gyvenime. Svarbus įvykiai artimiausių metų jūsų gyvenime. Reiškia, griūva sena situacija visiškai. Vyksta pas vienus transformacija, kiti iš santykių išėjo, sunkių, mėlėjai. Pas kitus, kai tik transformacija santykiuose, irgi neaišku, kaip čia bus. Nu gerai, pasižiūrėkime. Svarbus įvykiai artimiausių metų. Svarbus įvykiai artimiausių metų. Ugnies triakė. O ką tai sako ugnies triakė? Čia pas jūs sako, veiksmų imsitės. Realizacija vyks, korta kvies nebijoti nežinomybės ir siekti kvies tikslų. Ir sako, pirmoje vietoje rūpinkitės, žiūrėkite savęs ir nebijokite siekti savo svajonių, nes jūs link savo svajonių išsipildymo esate. Taip, čia, mėlieji, jį dvekė vandens. Sako, meilė, čia pas kažką yra. Sako, emocinis, kažkoks tai aktyvumas, pasitikėjimas, pusių priėmimas, čia turėsite priimti. Susilies pusės, meilė, 2 žmonių, vienas kito jautimas, artumas, kada tu atsiduodi, duodi, be lūkesčių, kada tu atiduodi save su besąlyginė meilė. Jūs čia eisite į besąlyginę meilę, jūsų šitą situaciją moko besąlyginės meilės, mylėti, tiesiog besąlygiškai. Kūnas ir mintys susišaukti turės į vienį. Kūnas ir mintys turės būti vienyje. Nu, sako, oro. Pažas krenta, kūnas ir protas. Kaip, sako, mano protas sąmonė veikia mano kūną. Kiek aš jau esu sąmoningas, kaip mano kūnas veikia mano protą. Čia žmogus dirba su savimi ir savęs klausia. Ar aš jau esu sąmoningas tiek, kad mano kūnas ir protas susišauktų į vienį. Čia dirbantis žmogus su savimi, einantis į besąlyginę meilę. Čia pas kažką tai yra meilė, mylimi žmonės, tokia dieviška meilė netgi. Dvekė žemės. Na, sudvekė žemės adaptacija, bus balansas, harmonija ateina. Svarbus įvykiai artimiausių metų, reikės priimti savo gyvenime balansą, adaptaciją, kompromisus. Balansas tarp darbo ir poilsio turi būti, sako, kad žmogus neišsektų. Netiduokite visas darbams, nes jūs labai sunkiai dirbote, čia kažkas. Ugninga korta, mėlėjai. Labai moteris, turite puikią intuiciją, kas mane žiūrite. Su puikia intuicija. Korta sako, žvilgsnis į save. Eik į savo vidų, ieškok savęs, pasitikėk informaciją, kokios tu ieškai. Jausk save, pas tave puikiai 3 akis išreikšta adžna. Puikia intuicija, labai ugninga esi moteris, kuri žino teisingus atsakymus, kurie yra tavo viduje. Tai va čia žmogus ir dirba su savim, sąmoningas, ir toliau dirbsite su savimi, mėlėjai. Karalius žemės. Gali žiūrėti manęs žemės ženklo karalius. O kas yra žemės ženklo karalius? Tai jisai toks vyriškas, ateina pasiklestėjimas, svarbus įvykiai artimiausių metų, laimėjimai,
nebijote labai sunkaus darbo, autoritetas, patikimas žmogus esate, naudingas žmogus, gal moteris su tokiu vyruku turi santykius. Na ir kas čia dar laukia jūsų? Vandens šešiaakė. Sako, gerumo idealas jūs esate, šviesą nešanti moteris, ateina švarumas, gerumas, žmogiškumas, jausmingumas ir besąlyginė meilė. Taip, čia žmogus su meilė širdį eina į besąlyginę meilę, į meilę be sąlygų, mylėti tiesiog besąlygiškai. Štai kas vyks pas jūs artimiausiu metu, savęs valymas, savęs klausimas, kiek aš esu sąmoningas, kiek aš jau esu pradirbęs savo į vidų. Nešite šviesą, mėlyjeji, būsite gerumo idealas kitiems. Svarbus įvykiai artimiausiu metu. Ugnies pažas. Sako ugnies pažas vyriška, moteriška, atmetimas visų genderinių stereotipų, kad lytis yra dvilypėje. Čia jau didelis darbas su savimi. Kaip harmonizuoti viską, kaip neteisti nieko, aplamai. Jo, tokia harmonizacija vyks, nes pas jūs buvo tokia kova kažkokia, tai vidinė galėjo būti pa žmogų, protas su širdimi, ir jūs dabar norite, kad jaustumėtės taip, kaip viduje jaučiatės, ir darysite taip, kaip viduje, taip ir išorėje norėsite, kad jaustumėtės. Ugninga, korta, ryški, komandinis darbas, dvi galvos geriau negu viena, energijos apsikeitimas, kova už valdžią, konkurencija, kovojimas su pačiu savimi. Svarbus įvykiai artimiausiu metu. Karalius vandens, labai jautrus vyrukas, manęs galite žiūrėti. Kas pas jūs vyksta? Sako, labai ramus, pavydas išeina. Pas jūs buvo destruktyvumo labai daug, neigiamo elgesio, dirbsite su savoju neigiamu elgesio. Ir sako, pas jūs ateis gimimas naujas. Kai tik pradirbsite savąjį vidų, ateina, miršta sena, ateina nauja. Kaip sako, mirtis ir gimimas. Mirtis, kurios neišvengsime, pavaizduotas gimimas, kosminis kiaušinis, kiaušinis tai naujo gyvenimo pradžia, vieno ciklo pas jūs užbaigimas. Čia pas vandens karalius susibaigs vienas ciklas. Transformacija, dvasinis augimas, praeities paleidimas, atsinaujinimas, kiek aš pasikeičiau. Taip, kad pas jūs, ką aš pamačiau, svarbus įvykiai, darbas su vidiniu savimi. Darbas, va čia kas vyks, žmonės dirbs su savimi. Taip. Klaus savęs, kiek aš sąmoningas, kaip čia viskas, kodėl čia taip viskas. Taip, kad nauji kažkokie horizontai, azartas, laisvė, nepriklausomybė. Gyvenk, korta sako, čia ir dabar. Bendravimo korta, kompromiso bus radimas, mokėjimas komunikuoti, gyvenimas čia ir dabar, pamiršus visas nuoskaudas, negalvojimas apie ateitį, gyvenimas čia ir dabar, mėgavimasis šiuo momentu, nes tu, sako, esi savo gyvenimo herojas, tik tu ir esi herojus, čempionas, karys, apsauginis, išmintingas savo gyvenimo herojus. Kokie dar svarbus įvykiai bus? Tūza žemės, tai iš vis labai nuostabu, šansai bus duodami. Šansai faktiškai visur čia žmogui duos likimas. Svarbus įvykiai, sako, ateina nauja pradžia, būsi motyvuotas. Kažkoks tai bus, reiškiasi, finansinis, jums gerbuvis, finansinė nauja galimybė. Pragmatizmas, nauja pradžia, motyvacija, vienu žodžiu, motyvuotas būsi. Svarbus įvykiai artimiausiu metu tavo gyvenime. Karalius ugnies. Taip, kad, mielas damos, čia su vyrukais jūsų vyks su karaliais pokyčiai. Pavyzdžiui, pas šitą karalių ugninga, tai labai jisai aktyvus, be baimės, galintis įkvėpti kitus, lyderystė, ves žmonės paskui save, motyvuosite gyventi, aistringas žmogus, charizmatiškas, motyvuojantis save ir kitus. Štai kas čia vyks, tokia aktyvumas vyks artimiausiu metu. Taip, ir dar ugnies tūzas, tai čia iš vis. Šansai, vienu žodžiu, pasikeitimas vidinis, darbas su savimi laukia, nauja pradžia, iniciatyva, veiksmų imsite, naujos galimybės atsivers, korta kvies aktyviai siekti savo tikslų. Taip, kad čia ir žmogus tą ir darys. Jisai dirbs su savoju vidumi, sąmoningės, eisite į besąlyginę meilę, į meilę. Čia žmonės turi meilę, sieks tikslų po viso šitų, po visų dalykų. Dar pasižiūrėkime.
Kasgi čia vyks pas jūs artimiausiu metu, svarbus įvykiai artimiausiu metu. Į kur čia kvies žmonės keliauti, tie įvykiai svarbus. Svarbus įvykiai artimiausiu metu. Kasgi čia pas jūs bus? Nu, iškrenta 2 kortos, krenta moteris, reiškiasi kardų moteris ir 9 monetų, kad jinai pastatys save ant kojų, kvepėja, žydės, gali netgi pereiti į geresnį darbą, turinti didesnės pajamas, nes čia va ką pamatėm signifikacijai, tai vargo vakarienė, čia žmogus dirba ir sunkiai dirba ir finansai net sustoja. Pasižiūrėkime, svarbus įvykiai artimiausiu metu pas jūs. Eisite į priekį. Eisite į priekį. 7 lazdų, tai tiesiog nenorėsite jau ten tų pasipriešinimų. Čia žmogus, sakau, dirbs su savuoju vidumi. Tiesiog galbūt maginius puolimus jausite, bet jūs pasitikėsite savo valia ir savais norais. Čia kažkas susijęs su maginiais dalykais, atakos. Nauja pradžia visiškai. Ir čia žmogus neskubės eiti į naują pradžią. Sako žmogus, pas mane visi krepšeliai talentai, visos galimybės, aš jau turiu patirtį sukaupusi. Ir šioje kortoje herojai sprendžia neskubėti, priimti sprendimą. Ir čia sako žmogus, aš noriu atsisakyti to emocinio bagažo ir judėti į priekį su tyrais ketinimais, su švaria siela, sekti savąją aistrą, gyventi. Kas čia dar vyks pas jūs? Išeinate iš iliuzijų. Jo. Ir greičio. Čia bus greitis, bet tas greitis ne chaoso. Tvarkingas greitis bus. Greiti įvykiai gali dėliotis. Per atstumą turite žmogų, kuriam jaučiate meilę, apjungsite dvasinį ir materialų į pasaulį. Nu, čia bus šansas duotas į meilę. Meilė, mėlėjai. Bet pažas taurių, toksai su jausmais, jausmingas. Pažas taurių, sako, dalinsitės jausmais ir tom ambicijom. Žmogus norės dovanoti meilę. Karalius kardų, gal pas jūs yra šaltas vyrukas, per kurį augate, einate tas transformacijas, per kurį čia viskas ir dėliojasi. Jūs norite šeimos, tokios laimės, einate į laimę link savo, kada pradirbate savo į vidų. Jo, jūs semėte žinių, jūs moteris, tokia sakralinė moteris, magiška moteris, saugote įėjimą į kitą dimensiją, į kitą pasaulį, norite taikos, norite rojaus idėjos žemėje, padėti kitiems ir čia dar padėsite, mėlėjai, kitiems. Svarbus įvykiai artimiausiu metu, laimė ateina, pasisekimas meilėje, su jausmais, meilė čia bujos, mėlėjai. Dirbsite su savoju vidum, taip, čia žmogus sako pakabintą situaciją, nu, labai dažnai eidavot į tą pakabintą ir pakabintą situaciją, pauzėse dažnai būdavot apmąstymuose, pagalvodavot, kaip čia toliau dėlioti su imperatoriumi jūsų šitus visus santykius ir aplamai visą situaciją, mėlėjai. 9 lazdų. O 9 lazdų, kokie toliau bus įvykiai. Magai sako, visada pasiruošę pastovėti už save. Taip, kad jūs visą laiką pastovėsite už save. Galite pakovoti dėl to, kas jums brangu, dėl brangaus dalyko. Pakankamai, sako, turi resursų ir patirties. Jeigu tu, sako, pavargai, vis tiek, sako, tu nepasiduosi. Tai va, čia kova kažkokia dėl to, kovosite, kas per magiją gal buvo atimta, gal kovosite, mėlėjai, kas iš jūsų kažką nori atimti, čia, nes čia meilės trikampį mačiau. Tai va, kova, jo, meilės trikampį tik pasakiau ir išėjo meilės trikampis, mėlėjai. Teisingumo norėsite, eisite į teisingumą. 3 taurių, nu, tai kaip čia sako, 3 taurių artimiausiu metu. Džiaugsmas ir šventė vis tiek ateis į jūsų gyvenimą ir bus teisingumas. Ir to balansas ateina ir teisingumas. Taip. Jūs dabar gal pergyvenate 5 taurių, sako.
Taurių penkakė, tai sako dabar, sako žmogus pergyvena, sielvartas apėmęs, apatija, gali žmogus būti netekęs artimojo. Sako, laiko reikia, kad sunkus periodas užsibaigtų. Medyje laikrodis, tai sako, reikia žmogui laiko atsigauti, ar po giminės medžio pakirtimo. Gal žmogaus artimo neteko, ar čia kažkur pakirto santykius kažkas. Viskam savas laikas. Laikas išsiverkti ir keliauti toliau. Vat, mėlyjei. Svarbus įvykiai, teisingumas ateina, džiaugsmas vis tiek ateina čia pas jūs. Pas karalius lazdų, ugningus vyrus, pas karalius riteris taurių, tai jis vis tiek sieks savojo tikslo. Čia žmonės eis iki savojo tikslo, pastovės už save, jo, norės pastovėti už tai, kas yra jo, ir pažas lazdų pasiruošęs veikti. Aktyvus žmogus. Jo, čia žmogus aktyvus, nes pas jį griūva sena situacija, griauna. Tai vat svarbus įvykiai artimiausiu metu griūva, transformacija, pastovėjimas atkaklus už save, darbas su vidumi savo. Vat kiek bus svarbių, mėlyjei, artimiausiu metu įvykių. Svarbus įvykiai, dėl meilės čia kažkas pastovės už save, dėl mylimo žmogaus, mėlyjei. Taip, dabar tai išgyvena košmarus, kančia žmonės. Bet čia pastovės už save, čia pasiruošęs žmogus bus nešti tiesą, šviesą, pasitikėjimas yra savimi. Ir sako, tavo ratas pasuktas į laimę. Tavo ratas yra pasuktas į laimę. Ir tavo gyvenimas toksai buvo ratas rate visą laiką. O ką tai sako ratas rate? Cikliškumas buvo dažnai pas tave gyvenime. Pasibaigdavo vienas etapas, eidavo į kitą. Tai vat. Galėjo būti užšalimas, paskui vėl tiesiog toksai praregėjimas, ir vėl tokia ugnis, vėl aistra ir vėl prigesinama, labai tokiais vingiais pas jūs gyvenimas. Tai šalta, karšta ir vėl viskas normalu su taurių karaliumi. Tai taip, kad mėlyjei karalienė kardų su taurių karaliumi, čia tokios turėjo cikliškumus santykyje ir jūsų laukia vis tiek išėjimas į šeimos kūrimą, į gausą. Vis tiek čia jūs gausite šansą ir meiliai sukurti gražius santykius ir šeimai sukurti. Štai svarbus įvykiai, nes jūs dirbate su savimi, jūs judate ir su jumis visi protėviai. Sako, neskaityk ten knygų, labai jausk pas save viduje, mes su tavim protėviai. Mes saugome tave, tu esi apsaugotas, tu gali netgi gauti ir žinutes. Sako, visa visata su tavim, ji nori, kad rastumai savoje vietą po saulę, dėl to čia ir veda šitų sunkiausių kelių. Kad rastumai savoje pašaukimą, parodyta kortoje išmintis, jūsų maldos susišaukė su aukštesniaisiais ir per šią kortą aukštesnieji sako, tiesiog nesiek kažkokių idealų, ne viskas knygose yra tiesa, visa tiesa viduje. Eik sielos keliu, pavaizduota spalvos auksas, sidabras susivienyje, budinamas žmogus, pavaizduota ir budinama siela. Taip tavo siela budinama, tu kviečiamas dirbti su savoju vidumi. Taip, čia meilėje, čia viskas per meilę. Čia žmogus myli, per meilę, kviečiamas, dabar gali būti šaltis, kažkoks pergyvenimas toj meiliai. Ir jūs, sako, esate mokytojas, šventikas, jūs čia eisite į dvasinį kelią, stiprėsite vidumi, dvasingas, perduoda jaunai kartai šventas žinias, galbūt išeisite į sąmoningumo mokytojus, jūs pabaigėte savo sunkiausią gyvenimo kelią, mėlyjei, ir eisite į realizaciją, šausite į savirealizaciją, mėgausitės savais darbais. Aštuonakė monetų, tai sako, čia žmogus mėgaujasi savo darbu, atranda savo vietą po saulę, vis tiek jūs atrasite. Meistriškumas pas jūs yra, žmogus resursuose, žmogus dirbs mėgiamą darbą ir jūs vedamas, kad aiškiai matytumėt visas situacijas, kad dėtumėte taškus, kad darytumėte sprendimus, kad nuspręsti mokėtumėt. Va taip, va čia vienu žodžiu žmogus auks vidumi labai stipriai. Va taip, va. Taip. Lazdų mergaitės, auks vidumi. Šiandien sakau, kažkokios krizės, mėlyjei, kažkokios krizės buvo, kur neleido eiti į priekį. Jūs pajautėt, kad esate daug viduje turite programų ir dirbote su savoju vidumi, kad tas visas programas įveikti, taurių mergaitė. Ir štai, mėlyjei, gimimas, transformacija vyksta, miršta sena ir ateina nauja. Ką sako mirties korta? Mirties korta sako, išsilaisvinimas pa žmogų vyks.
transformacija, išsilaisvinsite iš to, kas ne jūsų, iš senų šablonų. Jo, nes jūs senai laukėte, nes buvo tokioj kaip aklavietėj. Tai va, sunkiausias kelias užsibaigė artimiausių metų, karma čia mėlyjei kažkokie, čia dar ir teisminiai sprendimai pas kažką čia yra, ir teisminiai įvykiai, taip kad dėl to čia pas jūs taip ir yra nelengva. Pasižiūrėkime dar. Svarbus įvykiai artimiausių metų. Kas pa žmogų vyks artimiausių metų? Kokie dar čia svarbus pas jūs įvykiai vyks artimiausiu metu. Šaunuoliai, kad jūs dirbate su savo vidumi, su programomis, jūs pamatėte, kur sučiupti, kam sunku, prašom, ateikite į asmeninius kortų skaitimus, mes pradirbsime visas programas, pasakysiu, kur ten reikia pradirbti ir būsite laimingi, džiaugsitės, mėlyjeji. Na, pasižiūrėkime, svarbus įvykiai. Nu ką, sako, gyjimo periodas, pas jūs, kas čia vyksta, mėlyjeji, pienas krenta ir medus, gyjimo laikotarpis, žmogus gyja. Sako, pienas su medum kosuliai gerai. Prašviesėjimas, gyjimas, tikėk tik savimi, santykiai gydo, laimingi gali būti pas tave santykiai, jaukų gali būti santykiuose. Ir sako, tu prasišluoji, tu visas valaisi, tu šaunuolis, tu dirbi, tu tiesiog išmintingėji, diena iš dienos, tu išmintingėji, tu keitiesi. Apie atvirumą, dabar nori būti atviras, tos tiesos, nori tikrumo, bendrauti su tikruma, be kaukių, būti laisvam nuo kažkokių iliuzijų. Tu nebijai sakyti tiesos, tu nori išeiti iš to tokio liūdnumo, gal iš partnerio, nesulauki tos šilumos, dėl to, kad jisai su kaukė dar buvo, ne savimi. Taip, kad, mėlyjeji, tu pasieksi tu tikslą savai. Pas tave yra daug sakralinių žinių ir dėl to tu, augdamas kiekvieną dieną, griūva sena pas tave. Tu negali eiti su senu modeliu ir senais šablonais, nes tau netinka. Netinka eiti su senom pažiūrom. Tu be galo kūrybiškas, kurk stebuklus. Tu kursi stebuklus, netgi jeigu ir savęs kūrybiškų žmogum nelaikai, tu patikėsi, kad tu esi nuostabus, o tu esi nuostabus žmogus, dieviška būtybė esi. Taip, jungsiesi ar į sąmoningumo mokyklą, ar į šviesos mokyklą, prie bendruomenės, prie savo genties, prie šeimos, ten, kur tau gera, kur tavo žmonės. Taip, nes tavo dabar vyksta likime pokyčiai pagal likimą. Likimas, sako, kalba korta apie likimą ir karmą. Priimk likimą tokį, koks jis yra. Čia pas tave užsibaigia pats sunkiausias kelias. Nes ne visada, korta sako, gali įtakoti savo likimą, kitą kartą, sako, neįmanoma būna sukontroliuoti, nepasiduoda likimas tavo kontroliai, būna, kad jau ir nieko nepakeisi, sprendimas jau būna padarytas, karma pradeda veikti ir sako, tu pats tiesiog sukūrei tokią karminę situaciją, kad jau nepakeisi, tiesiog tu ką pasėjai tą ir pjauni ir tu sulauk turėsi pabaigos. Taip. Ir sako, tavo laikas eiti, dabar yra tavo laikas eiti. Vieniems, čia sakau, galėjo net ir išeiti iš kažkur, tai mėlyjeji, ar iš darbų, ar iš kažko. Sako, tavo laikas eiti. Korta apie pabaigą kažkokią. Žmogus pagal šią kortą išeina iš ten, kur jau atgyventa, ar vieni iš darbų išeinate. Nes jūs jau augate vidumi, jūs tobulėjate kiekvieną dieną ir jūs nematote ateities ten, kur ne jūsų. Norite dėti tašką, kur jau jūsų neveda į priekį. Sako, aš jau išmokau. Vieni galėjo išeiti iš santykių, mėlyjeji, kiti, pas kitus šiaip pokyčiai ateina iš santykių, iš senų šablonų, iš seno mąstymo. Sako, aš senam mąstymę aš nematau, sako, jau ten nieko neišmoksiu naujo, aš jau patirtį gavau. Tai vat, mėlyjeji, jūs tobulėjate, jūs tobulėsite. Kas pabirote, susirinksite save. Svarbus įvykiai artimiausiu metu, nes vyksta transformacija, vyksta pokyčiai. Jūs dar sulauksite pats pagalbos, nebijokite, sako, prašyti pagalbos. Jeigu jums, sakykime, sunku, tai sako, neatsisakyk pagalbos, nesigėdink prašyti pagalbos, tu pradirbsi dar vieną programą gėdos. Nedaryk, sako, visko vienas, rask, korta sako, asistentą, pagalbininką, kad kartu būtų, ar vat, pas mane ateikite, į kortų kanalą padėsiu. Taip, kad sako, ir visą laiką su tavim aukštesnieji, nes kažkokia nepabaigta yra istorija, ar santykiai nepabaigti, ar tu studijų nepabaigi, ar verslas kažkoks nepabaigtas, dar nepabaigta simfonija. Ir čia visą laiką jausite aukštesniųjų pagalbą, aukštesniųjų paramą, jūsų aukštesniaisiais. Sako korta,
kontaktuoji su aukštesnėmis jėgomis ir kreipiesi, meldiesi, dieviškumas įsikiš į tavo gyvenimą artimiausiu metu. Korta sako, mes ne vien kūnas, o ir dviose. Dvasinių praktikų korta, meditacijos korta, maldų korta, kreipkis į Dievą. Labai dvasingas esi žmogus. Klausyk, korta sako, savo intuicijos, savo jau aukštesnio aš. Taip, kad sako, aukštesniųjų jėgų vedimą labai jausi. Ir čia tikrai dar ne pabaiga, kad ir santykiuose sunku, ar kažkas, sako, dar simfonija nepasibaigė. O jūs žiūrėkite pagal save, kas čia dar nepasibaigė pas jūs. Pasižiūrėkime su runomis, ką nori pasakyti runos. Svarbus įvykiai artimiausių metų, ką jums reikia žinoti. Svarbus įvykiai artimiausių metų, ką jums reikia žinoti. Sako, saulė ateina. Po tamsios nakties ateina saulė, tu išeini kaip saulė, sėkmė ateina. Berkana, mėlyje, sovilo krenta. Kartais sako beržo runa. Vaisingumas, augimas, atsinaujinimas, nauja pradžia, gimimas, kūryba kažkokia nauja. Nauji projektai, kūrybiškumas, mėlyje, saulė, tu saulėtas žmogus, sėkmė ateina, būsi gyvybingas, įkvėpimo turėsi, teisingų kelių eisi, džiaugsmas, laimė, gausa ateina. Va taip, tave veda į įstaigą kažkokią, kad atidarytum. Sako, tu, kas artimiausiu metu čia pas tave bus, sėkmė, viltis, ypač gerovė ir turtas. Ir ypač, sako, klestėjimas, materialinis turtas, laimėjimas ir uždirbtos bus geros pajamos. Gausa, sėkmė artimiausio ateityje. Socialinė labai galinga sėkmė čia pas jūs ateina. Štai, veda visur į pergalę. Šaunuoliai, kad jūs dirbate su savimi ir žmogus toks kovingas kovos. Ir čia tikrai buvo žmonių, kas susidūrė ir su maginiais dalykais, tikrai mėlyje. Vat aš tą pamačiau magiją, krizinis etapas, kur iššaukė kažkokią depresiją, krizės, o jūs taip norėjote to komforto ir šeimos ir ta gerovė bus ir šausite į pergalę. Labai daug svarbus įvykiai artimiausiu metu pradirbimo savo vidumi mačiau, kad dirbsite su savoju vidumi, jūs vedamas į savus pašaukimus, kad būtumėt laimingas, nes žmogus tik tai būna laimingas tada, kada yra atradęs save, išėjęs į savąją realizaciją, į savąjį pašaukimą. Taip, kad su jumis buvo Sandra, kas norite asmeninio kortų skaitimo, visų laukia, mėlyje. Sudie.